Sveiki! Pristatau Jums vieną iš funkcionalumų, kuris tikrai bus aktualus mūsų klientam, kurie prekiauja su užsienio rinkomis ar tenka jiems dažnai išversti sąskaitas į anglų ar latvių kalbas. Tai jeigu reikalingas Jums pardavimuose prekių daugiakalbiškumas, tai šis funkcionalumas būtent Jums. Tai kaip aktyvuoti ir kaip naudoti sąskaitų kūrime. Tai visų pirma keliaujame į nustatymų skiltį ir kiek žemiau rasite dalį kalbos. Šioje dalyje jūs pasirinksite, kokia jūsų yra pagrindinė kalba pagal nutylėjimą, bei kokias kalbas norite prisidėti kaip papildomas būtent vertimam iš galimų. Jeigu reikalingi vertimai prekiam, būtinai aktyvuojame įrašų vertimo funkciją. Atnaujinus nustatymus, pirmas dalykas, ką reikėtų dar atlikti nustatymus, tai susikurti ir vertimus mato vienetams. Tai lygiai tokiu pačiu principu, kaip ir produktuose, taip ir čia, prie mato vieneto lietuviško vertimo per 3 taškiukus mes aktyvuojam, kokius vertimus norėsim naudoti. Pasirenkam, pavyzdžiui, anglų, susikuriam vertimą ir susikuriam trumpinę vertimą. Tai vėlgi prie to paties mato vienetus turim jau tiek lietuvišką, tiek ir anglišką vertimą. Išsaugom nustatymus ir keliaujame kurti produktą. Produkto kortelėje susivedame prekės pavadinimą su lietuviškam raidėm ir pasirenkam mato vienetą, tai vėlgi lietuvių kalba, įsivedame ir kainą, bei jeigu taikomas, iš karto galima nurodyti ir PVM. Prie kalbų pasirinkčiau, kaip ir mato vienetuose, taip ir čia aktyvuojam, kokiamis kalbomis mes norėsime pridėti vertimą. Tai, pavyzdžiui, pasirenku anglų kalbą, atsiranda papildoma vėliavėlė, ant kurios paspaudus jau galiu susikurti prekę angliškai su vertimu. Kaip matot, iš karto automatiškai mato vienetas, kuris buvo pasirinktas lietuviško pavadinimo produktui, jis iš karto jau atkeliavo su vertimu, beliko man įvesti pavadinimą. Tai jeigu aktualu, taip pat galite išsiversti ir užsipildyti tiek ir aprašymo skiltį ir ši dalis atitinkamai bus pridėta prie prekės. Tai galim pabandyti įsirašyti aprašymas ir angliškai vertimą pasidarom. Išsaugojam produktą ir einam sukurti sąskaitą. Svarbu, kalba yra parenkama pagal pirkėjo kalbą. Tai jeigu mes pasirenkam pirkėją ir jam pasirenkame šiuo atveju lietuvių kalbą, tai visi pavadinimai tiesiog bus kokie yra lietuviški. Jeigu pasirenku anglų kalbą, jau matysite prie prekių ir vėliavėlės, tai vadinasi, tos prekės turi vertimus. Lygiai taip pat, jeigu prekė yra su lietuvišku dar ir pavadinimu, ne tik tai angliškai sukurta, bet jinai turi ir lietuvišką, tai skliausteliuose matysite ir lietuvišką atitikmenį šiam produktui. Tai mes susikūrėme produktą prekę 06, pasirenkame, iš karto mums užsipildo ir mato vienetas, ir kaip matote aprašymas. Jeigu aš pakeičiu kalbą į lietuvių, iš karto vėl atsinaujina tiek prekės vienetas, mato vienetas, tiek prekės pavadinimas, bei pats aprašymo tekstas pagal vertimą, kuris buvo pridėtas prekės kortelėje. Išsaugome sąskaitą. Galime pasirinkti tik tai, kad būtų anglų kalba. Viskas nustatyta. Išsaugome sąskaitą. Jau ir čia matysite angliškus pavadinimus ir jau pasirinkus anglų sąskaitos faktūros vertimą, visas informaciją matysite jau angliškai. Nieko papildomo atlikti nebereikės. Tai tikimės, kad jums šis funkcionalumas pasitarnaus ir palengvins sąskaitų kūrimą bei vertimą. Tai gero naudojimo ir iki.